Pašnekėkim šiandien apie savivertę. Tai tikrai kelsiu ne tik šiandien, bet pakankamai dažnai kažkokius video būtent apie savivertę tam, kad susivokti ir aplamai suvokti, kas tai yra ir kaip su ja dirbti. Tai ką aš tikrai pastebiu, tai kad tai yra labai aktuali tema ir ne tik tarp moterų, bet ir tarp vyrų. Nes savivertė jinai formuojasi aplamai kaip, ne, iš vaikystės. Tai viskas eina iš vaikystės. Tai pirmas dalykas savivertė. Jinai negali būti aukšta savivertė ar žema savivertė. Jinai turi būti adekvati, kad aš tikrai matau, kur aš esu, koks aš esu, kokie yra mano trūkumai, kokie yra mano privalumai, nes tai yra adekvati savivertė, kad aš tikrai suvokiu, koks aš esu ir kur man reikia pasitempti, o kur aš tikrai esu labai geras arba tiesiog geras, ne, ir kad man net nereikia niekur ten nieko daryti. Mes norim visi idealių, savęs idealių, kitų idealių. Nebūna taip, kiekvienas žmogus ateina į šį gyvenimą mokintis, keistis, augti, kartais kristi, nes kritimas tai irgi augimo procesas. Ir mes tikrai visi turim kažkokiu blogų savybių, kažkokių blogų įpročių. Tikrai nėra idealių žmonių, kur visur ir visame esu tobulas ir viskas, ne? Tikrai taip nėra. Tai pavyzdžiui, dažnai būna su ta, kaip sako, žema savivertė, ne? Tai žmogus tiesiog net nesuvokia savo gerų savybių. Visi jam ten sako, kad tu esi blogas, ten tu blogai tą darai, ne? Ir atkreipia dėmesį būtent į tą, ką tu blogai darai arba kas pas tavę yra blogai. Tai pirmas dalykas, tai kas tas sako? Tie, kas patys nieko nepasiekė, kaip sako, kurie patys esą žemoj toj savivertė, ne? Jeigu mes šnekėsime apie tą žemą savivertę. Ir jie tada negaligi pagirti kitą žmogų, kad jisai yra geresnis už mane. Nes toks žmogus su ta žemą savivertę, aš vartosiu sąvokas žema ir aukšta, tik tai tam, kad suvokti esmę. Bet šiaip yra adekvati ir neadekvati savivertė. Tai, pavyzdžiui, su ta žema savivertė žmogus negali pagirti, nes tada ašgi būsiu blogesnis už tą žmogų, jeigu aš girsiu jį, kad jisai ten kažką gerai daro, kad jisai yra ten tikrai geras, ne, specialistas, arba kaip mama gera, arba kaip vyras yra geras, ne, ir tada ašgi pripažinsiu, kad aš nesu toksai. Tai dėl to su ta žema savivertė žmonės dažniausiai daro tas, kritikuoja, negatyvuoja, ne, prieš kitus tam, kad pakelt savo tą savivertę. Tada būna neadekvačiai užkelta savivertė. Aš tikrai nesu nieko vertas arba verta, bet aš rodysiu visam pasauliui, kad aš esu erelis, ne? Nes aš turiu ten nuostabią, tiesiog iš salono mašiną, nes mano ten, nežinau, tėvai davė viską ir aš galiu dabar pasigirti, ne? Arba aš nieko vertas, bet aš visus taip žeminsiu ir tame fone, ne, aš pakelsiu save, kad aš esu erelis. Bet dažnai būna, pavyzdžiui, tai ereliai, kad jie tikrai turi gerų savybių, bet jie to nepastebi ir savo tą tokią agresiją, jie pakelia tiesiog savo savivertę, žemindami kitus ir visą pasaulį aplinkui. Tai tiesiog adekvačiai mes turim pasižiūrėti savį. Kaip sakau, nėra to žemos ar aukštos savivertės, tiesiog yra ta adekvati, kur aš tikrai suvokiu, koks aš esu, nes aš pažįstu save, ir yra ta neadekvati, tai kaip sakoma, žema arba aukšta, ne, kur neadekvačiai aukšta savivertė ir iš to gyvena. Tai kaip ta savivertė formuojama? Tai formuojama, aišku, pirma vaikystė, nes kiekvienas vaikas ateina su pasąmonėje tokiai, ateina su adekvačia savivertė, kad taip, aš mokausi ir aplamai gal net ne tai, kad adekvačia, bet jisai aplamai nesuvokia tos savivertės. Ir jisai ją priima iš to, ką apie jį sako kiti, ypač artimieji ir tie būtent, dažniausiai tėvai būna reikšmingi žmonės. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikas
visur labai smalsus, visur eina, klausia, daro, ne, Dieve, koks tu čia smalsus, tu visur lendi, koks tu įkyrus, ne, ir kaip mes žeminam, darom tą neadekvačią savivertę, nes vaikas yra tiesiog žingeidus, smalsus, jam tiesiog įdomu gyventi, o jį tie artimieji paima ir sužlugdo, kad tu čia visur lendi, kišinuosi ne į savo reikalus, ne? O galbūt jisai būtų nuostabus mokslininkas, kuris tikrai daug domisi ir keičia pasaulį. Bet viskas, jo savivertė padarė neadekvačią, sužemindami, kaip čia, pažemindami, pasakykim, kad jisai yra toksai, ne? Kažkas, pavyzdžiui, gali būti vaikas labai aktyvus. Tiesiog jisai nesustoja, nesėdi vietoje, jam reikia bėgioti, jam reikia laipioti, ne? Ir, pavyzdžiui, kad tu toks nenoroma, tau visur reikia bėgti, tu negali sustoti. Ir vėlgi padaro neadekvačią tą savivertę, nes vaikas, jisai nežino, koks jisai yra. Ir jisai tą nuskaito iš išorės, ką apie jį sako. Ir, pavyzdžiui, toks vaikas aktyvus, ne? Ir jisai su manim kažkas negerai. O kas su juo negerai? Tiesiog reikėjo nukreipti, vau, tu toks aktyvus. Tai einam į būrelį, ten kažkokį, nežinau, lengvosios atletikos, ne? Einam į būrelį krepšinio, nežinau, suras kažką. Pavyzdžiui, galbūt jisai taptų čempionu olimpiados. Nes jisai tikrai aktyvus, tiesiog nukreipkite tenai ir užauginkite disciplinuodami tą jo aktyvumą. Bet žmogui suaugusiam taip, laikai yra tokie, kad reikia užsidirbti pinigų, reikia paimti paskolą išmokėti, reikia visur spėti, reikia viską padaryti, reikia būti tobulam, ne? Ir tada iš tos tobulybės mes žeminam ir padarom mūsų vaikų neadekvačią tą savivertę, ne? Ir sužlugdom tiesiog jo asmenybę. Ir pavyzdžiui, vaikas užaugęs toksai, kaip irgi iš vieno video girdėsit, kad kai mokyklai rašo pažymius, ne, tai nori, kad visuose dalykuose, ir matematikoje, ir kalbose, ir fizika, ir chemija, ir kūno kultūra, ne, visur būtų 10. Tai universalus robotas, ne? Kam? Bet jisai gali, pavyzdžiui, taip, yra tikrai tokių, kuriems viskas sekasi, bet yra tikrai, nėra tokių, kuriems viskas patiktų. Kodėl jie mokosi taip 10? Nes jie nori būti idealus, jie nori būti pirmūnai. O kodėl? Nes tada gauna dėmesį. Iš ko? Iš reikšmingų žmonių. Tai, pavyzdžiui, tai ar jūs dabar kaip suaugęs žmogus galit būti tobulas ir fizikoje, ir chemijoje, ir istorijoje, ir matematikoje, ir dar mokėti 2 ar 3 kalbas. Ir viską taip idealiai, kad gauti 10. Pagalvokit, ar tikrai jūs taip galite. Tuo labiau šiais laikais, kai informacijos srautas yra toks greitas, tokio greito tempo, kad mes net nesugebam jos suvirškinti. Mes tiesiog taip, aš išgirdau, priėmėm, viskas toliau eina. Ir mes jos net nesigilinam į tą informaciją. Ir tai formuojasi mokykloje taip, nes irgi tie pažymiai atspindi mano asmenybę atseit. Tada bendradarbiai, labai, pavyzdžiui, kai jūs esat suaugęs, tai iš savo patirties, taip, aš dirbau su savo savivertė, aš dirbau su specialistais, su psichologais, aš kursus lankiau, aš tiek sąsiuvinių surašiau tam, kad išsivalyti ir suvokti savo tą vertę, kad tikrai esu verta. Ir, pavyzdžiui, aplinkiniai, oi, tu tą blogai padarei, o tu ten netai pasakei. Ir vėlgi ta aplinka formuoja, ar aš išliksiu su adekvačia savo savivertė, ar visgi vėl jinai kris, nes kaip jau ir atsistačiau, kad tikrai matau, ką aš verta, bet jeigu visa mano aplinka sakys, kad ne, tu ten nieko nepasieksi, ko tu čia išvis pradėjai šokti aukščiau bambos, ką tu aplamai apie save čia galvoji, tu ką esi tokia graži, tokia nuostabi ar tokia ten protinga, ne? Ir vėlgi tada, jeigu visa aplinka man taip sakytų, tai vėlgi aš kreisčiau į tą neadekvačiai žemą savivertę. Tai labai svarbu, kokioj aplinkoje jūs gyvenat. Ir tikrai gali būti, kad kai jūs pradėsit save vertinti,
jūs pradėsit būti nepatogus. Nes nepatogus tai tie, kurie gali apginti save, kurie tikrai moka sakyti ne, kurie gali išreikšti savo nuomonę, ne, kur neis ir nedarys tą, ką sako kiti, ir jie tiesiog net neturės laiko, ten Dieve, ką man čia sėdėti ir kažkokį ten kritikuoti kitus, kai aš turiu ką daryti, aš turiu gyvenimą, aš turiu tikslų ir aš neturiu laiko gaišt tam, kad kažkur kažką apšnekėti ar dar kažką. Ir va ta savivertė ir yra, kad aš keičiuosiu pati, aš keičiu kitus su savo pavyzdžiu ir mokėdama jau šnekėti konstruktyviai, taip, nes aš tikrai nekritikuosiu. Jeigu aš matau, kad kažkas kritikuoja, tai aš nukreipsiu tą kalbą kitur. Jeigu žmogus antiek jau kritikas, kad jisai tiesiog nemoka kitaip gyventi, tai tiesiog aš su jo net nebendrausiu, nes ką man eiti, kur pila, nu atsiprašant, bet žinot, nu pasakykim taip negražiai, bet nešvarų vandenį, ne? Tai ką man ten, ką man būt tarp šiukšlių, jeigu aš galiu eiti ten, kur yra gėlės, kur yra švarus vanduo, kur yra tiesiog lengva kvėpuoti, ne? Tai va ta aplinka formuoja mus, bet irgi jeigu aš esu tos neadekvačiai žemos savivertės arba irgi neadekvačiai aukštos savivertės, aš būsiu tarp tų tokių pat žmonių, nes man ten patogu, ane, nes aš esu toks kaip visi, nes man taip yra lengviau, nes tikrai tada mažesnė atsakomybė, nes lengviau apkaltinti kitą. Bet jeigu aš visgi užaugau ir aš suprantu, Dieve, aš tikrai verta daugiau, nei čia man, nepasakysiu, kad duoda, bet nei čia aš gaunu, ne, arba nei čia aplamai yra, tai aš atsisakysiu šitų žmonių. Nu, labas mano kačiuk. Tai vat apie tą savivertę, tai vat jūs ir galvokit, kaip ta savivertė aplamai jums susiformavo. Ar jūs turite tos palaikančius žmonės, kurie jums padeda, kurie jums paduoda ranką, bet ne per kritiką, o per supratimą, priėmimą, per klausimų uždavimą, kad kaip tu nori, kaip tu matai. Nes, kaip aš sakau, tikrai žmonės apie jūs sakys viską. Ir kad jūs ten kvailas žmogus, ir kad jūs ten, nežinau, kažkoks nieko nesuvokiantis žmogus, ir kad jūs nieko nemokantis žmogus. Bet žmonių masė, jinai gali sakyti bet ką. Jūs esat individualus žmogus. Ir ką jūs apie save suvoksit? Kur jūs norit būti? Koks jūs norit būti? Ar jums, žinot, negražiai pasakysiu, bet ar jums svarbi avių bandos nuomonė, kurios nieks neklausia? Ar jūs visgi gali turėti vieną žmogų? Nes tikrai nors vieną žmogų palaikantį jūs turėsit. Ar jums svarbu va ta nuomonė jūsų žmogaus? Tai gali būti, pavyzdžiui, šeimoje tai turėtų būti vyras ir žmona. Kol vaikai yra, tai turėtų būti tėvai, bet nebūtinai taip ne visi eina link to sąmoningumo kelio, link tos darnios šeimos, link darnaus gyvenimo, link darnios aplinkos. Tai pasirinkit. Galbūt vyras šiandien jūsų nepalaiko arba moteris nepalaiko. Galbūt jūs turi draugą vieną tokį, kolegą darbe. Galbūt jūs turi tokį direktorių, kur jūs tikrai, vat kaip pavyzdį, ne, vat jisai moka su visais konstruktyviai šnekėti, jisai žino, ko jisai nori. Ir vis tiek jūs rasit savo aplinkoj vieną tokį žmogų, nes geriau ne kiekybė, o kokybė. Geriau 10 minučių su protingu žmogum, nei 2 valandos, bet apie nieką. Tai pirmas dalykas, tai rinkitės aplinką, formuokit savo aplinką, o formuokit to, ką jūs esat iš vidaus. Taip mes visi turėjom ir klaidų, ir visi traumų turėjom, ir visi turėjom kritikos, bet šiandien jūs esat suaugę žmogus. Čia šneku ir apie moteris, ir apie vyrus. Ir čia jau nuo 18 plus, pasakykim, kad jūs esat jau susiformavusi asmenybė, jūs esat suaugęs
ir jūs pats sau esat tuo autoritetu. Ar aš pats sau patinku, ar jeigu nepatinku, tai koks aš noriu būti ir ką aš dėl to darysiu. Jūs pats sau turit būti autoritetu, o ne kažkas kitas. Ir tada, kai jūs sukūrėte savo vidinę ašį, savo adekvačią savivertę, jūs žinot, kur eiti, jūs žinot, ką keisti, jūs žinot, kur padirti, kad jeigu jūs net nepakeisit kažkokio savybės, tai jūs galit ją kompensuoti kitą nuostabią savybę. Įpročius tikrai galima keisti pilnai. Ar jūs rūkot, ar jūs geriat, ar jūs nesitvarkot, ar jūs ten, nežinau, nesveikai maitinatės, ar jūs nesportuojat. Kiekvieną neigiamą įprotį galit pilnai pakeisti į teigiamą. Taip, reikia disciplinos, reikia valios, reikia suvokimo, dėl ko jūs tą darot, bet įprotis tikrai keičiamas. Savybė kartais būna tikrai sunku išrauti su šaknim tą savybę, bet tada tiesiog ją jūs nuslopinate neigiamą savybę ir kompensuojat teigiamą savybę, kur jūs užauginat didelį medį, ne iš tos, o čia bus maža žolytė kažkokia, kur tiesiog net neturės jokios įtakos. Tai dirbkit ir bandykit. Dar kartą irgi pasakysiu, daviau techniką, rašykitės, kas nepatinka jumyse, ko jūs norit, kaip jūs matot situaciją. Tai tik taip, tik ieškant, jūs surasit, ne? Kaip ir Biblijoje rašo, kas beldžiasi, kas prašo, tam ir bus atvertos durys ir tam bus duota. Tai lygiai ir čia, su ta savivertė, bandykit ieškokit. Ir tikrai surasit savo adekvačią ir užauginsit save, kur jūs suprasit, taip, galbūt aš nebuvau tokia, bet aš sukūriau save tokią arba tokią nuostabę, kad aš tiesiog net neleisiu kitiems savęs skriausti arba žeminti.